Sveiki, sveiki. Su gražia diena, su nesibaigiančia dar vasara. Kad jinai kuo tik tai būtų ilgesnė. Kad aš pristatymus galėčiau laukia daryti, supažindinti su tikrai nuostabia kompanija. Turbūt jau ir kas jau ir žino, nes jinai dabar šiuo metu labai yra ant bangos, kaip mes čia visi mėgstam sakyti. O kokia yra ta kompanija? Tai Yes Global. Malaizijos kompanija, kuri yra ir pati gamintoja, ir pati pardavėja, turi visus reikalingus sertifikatus. Jeigu mes ten daugiau pasinalizuotume, tikrai mums to pakaktų. O dabar, ką aš noriu pasakyti, ši kompanija Lietuvoje jau pradeda 6 mėnesį. Žinokit, yra puikus rezultatai. Mūsų lyderės moteris jau Liepos pradžioje buvo į pačią gamyklą Malaizijoje nuvykusios, jau ir užsidirbusios kompanijos lėšomis išvažiavo pamatyti. Įspūdžiai labai nuostabus, grįžusios man pasakojo ir labai džiaugiamės ir yra vėl visokie žodžiu, kad užsidirbtume. Dabar kelionė į Dubajų. Irgi galima kompanijos lėšomis išvažiuoti. Tai čia šiek tiek apie kompaniją. O dabar apie produktus. Produktai yra 6. Ir tai man labai, žinokit, patinka, kad yra 6, labai nedaug, bet jie yra veiksmingi. Nereikia man prisikrauti buteliukų, kaip visokių, pasidim čia, tam, čia, anam, čia, trečiam, čia, ketvirtam. Čia 3. Viskas atvarka, aišku. Su laiku. Ne iš karto. Čia ne vaistai kažkokie ir ne kažkokie panacėjai. Tai va. Ir aš jums iš karto parodysiu tą sveikatos trikampį. Tai kolongardas, sunraisas ir sunsetas. Ir ką jie daro? Valo, atstatinėja mūsų ląsteles, jaunina ir raukšlės, žinokit, su laiku panaikina. O 3, ramina mūsų organizmą nuo visų stresų, ir kad mes būtume ramesni, visi išsilsėję ir būtume darbingi ir sveiki. Tai čia 3 pagrindiniai sveikatos trikampis vadinasi. Yra ir moteriškiniai. Kiek jau girdėjau, tai yra labai geri atsiliepimai ir mergaitėms, ir moterims, ir norintiems pastoti, ir atitolinę menopauzę. Čia apie kiekvieną aš jums atskirai. Ir dabar parodysiu vyriškiniai. Vyrus kažkodėl tai myli labiau. Yra tokie ir yra kava. Atsiras, aišku, ir pas mumis, ir moterim, bet šiuo metu yra tik tai aš kavos neturiu, o vyriškinius taip pat ir tokius turiu. Dabar apie kiekvieną atskirai. Va, kolongardas, tai yra žarnyno šluota, kaip mes žinom. Ir va, kokie maišiukai. Ir jisai yra 2 dienom geriamas po pusę. Aišku, jeigu pradedi, reikia dar nuo mažesnio pradėti, jeigu yra jautrus žarnynas. Vienu žodžiu, kiekvienas mes reguliuojamės pagal save. Pažiūrėkit, kaip gražiai viskas sudėta. Mes vadinam šokoladukais. Tokios fainos dėžutės, žinokit, labai tiesiog ir malonu paimti. Tikrai smagu. Ir čia visi natūralūs produktai iš augalėlių, iš daržovių, iš vaisių. Ir yra skanu. Vakame, svarbiausia, kad yra skanu ir mes susiberiam po liežuviu ir čiulpiam. Čiulpiam, kol ištirps ir paskui po kokių 10-15 minučių išgeriam tikrai šiltą, į šiltesnę pusę. Aš tai dar ir geriu į karštesnę pusę, kadangi geriau įsisavina. Ir čia yra ląstelių maistas, ne papildai. O ko jie skiriasi? Papildant pas mus viskas į skrandį eina, o čia mes tiesiai į kraują, todėl turime žymiai geresnį
poveikį. Kaip aš sakau, dar gal geriau negu vaistas be šalutinių poveikių. Aišku, jis ne vaistas, mes čia tik tai sveikatinamės. Toliau yra Sunrise'as. Kaip aš ir sakiau, tai atjaunina mūsų ir raukšlėles, ir cholesterolio cukraus kiekį, vienu žodžiu, reguliuoja. Va, irgi tokie gražus, tokie paketėliai. Aš paskui dar atskirai viską pašnekėsiu. Ir dabar Sunsetas, tai miegui. Kaip aš sakau, miegui, man buvo labiausiai miegas svarbiausia, kitiem tai yra ramybė, bet žinokit, viską ramina. Dabar Kolongardas, jis, kaip pasakyti, jis ir valo žarnyną, jis ir reguliuoja ir spaudimą, ir, vienu žodžiu, išvalo, ne vien tik žarnyną, kepenis, inkstus valo, viską valo. Kai kiti sako, aš jums papasakosiu per save. Kiti sako, oi, man nieko neveikia. Gali ir po mėnesio paveikti, gal ir po 2. Mes visi esam labai skirtingi ir mes negalim pasakyti pagal vieną. Man, pavyzdžiui, pradėjo veikti po mėnesio tik tai. Tai aš būdavo dar ir turėjau chlorofilų ir dar chlorofilą gerdavau, tai man dar šiaip taip. Bet žinokit, ką aš pastebėjau, aš turiu stemplės išvaržą, refliuksą ir visą laiką tuom kankindavosi. Labai reikėjo žiūrėti maistą, ką valgau, ką įdedu į burną. O žinokit, kažkaip tai net ir nepastebėjau, praėjo beveik mėnuo, manęs kažkas tai klausė, aš tokį aparatėlį turiu, kur man sužadina virškinimą. O kur tavo, sako, aparatėlis? O, sakau, matai, sako, reiškia, nebereikia. Žinokit, nebereikia ir cheminių vaistų. Argi mes visi nežinau, gal tokių yra, kurie nori iš vaistinės viską pirkti, viską sintetika, cheminė. Aš tai viską ieškau natūralaus. O kaip jūs, mano mėlėjai? O jūs, ar chemijos norit, ar alternatyvos cheminiam vaistam? Aš tai ieškojau visą laiką alternatyvos ir jums visiems rekomenduoju tą patį. Toliau Sunrise'as, kaip sakiau, Sunsetas ir dar žinokit, o apie moteriškinius irgi aš pati vartoju jau beveik, jau galima sakyti, 3 mėnesiai. Mano kitos problemos yra, tai aš jaučiu, bet žinokit, stiprus produktas, kuris aš, pavyzdžiui, jeigu visą pilną išgeriu va šitą paketėlį, man dar, reiškia, neišsivalęs organizmas, man dar galva skauda. Aš jo negaliu po visą gerti. Tai va, vienu žodžiu irgi, kas susidomėsit, visą instrukciją jūsų pakviestasis visą laiką suteiks. O jeigu nesuteiks, aš jūsų paslaugoms. Ir dabar, ką mes turim labai nuostabaus, ką aš kaip ir sakau, kompanija tik tai 6 mėnesį pradėjo. Ir mes turim viską lietuviškai. Turim pristatymus lietuviškai, aprašymus produktų lietuviškai, jau ir liudijimų turim, kaip ir aš, jau apie savo stemplę. Kiti dar mano ir jau, kaip pasakyti, užkietėję viduriai buvo. Nebeturiu problemos. Ir svorį mažina. Apie save, apie svorio mažėjimą. Dar kol kas negaliu pasakyti, numečiu 2,5 kilogramo. Labai džiaugiuosi, nes mano kilogramai buvo kitokių būdų gauti, tai taip, kad aš sakau, tas 2,5 kilogramų labai man daug. Ir apetitas sumažėjo. Kas nesiskundžia apetitu, tai žinokit, tikrai labai puiku, žinokit, tie mūsų produktai. O tie visi 3, tas trikampis veikia sinergiškai. Jie vienas be kito, kaip aš sakau, negali. Vienas kito papildo. Vienas tą daro, kitas tą daro, trečias tą daro. Man, pavyzdžiui, tas Sunsetas, kur yra miegui, tai man labai padėjo miegui. Aš dabar, kaip pasakyti, atsikeliu, pailsėjusi, galiu ir 3 valandas pamiegoti, aš būsiu kaip kokie 12 valandų išmiegojus. Ar ten 8, kaip sako, kiek reikia žmogui. Tai va, man atrodo tikrai, o jau kas nors jau taip jau norėtų pabandyti. Jūs tik tai pasigerinsit savo sveikatą. Pabandykit, nieko nebijokit, jokių šalutinių poveikių nėra. Bet yra tylusis daktaras. Jeigu turit kokią problemą, žinokit, iškels į paviršių. O jeigu iškeli paviršių, tai reikia džiaugtis. Mes tu žinom, kas mums yra ir žinom, kad mums tikrai veikia ir greitai veikia. Ne visiems taip greitai veikia.
Tai va, kitiem reikia ir pusę metų, gal ir dar ilgiau, o kitiem reikia tik užteko mėnesių, aišku, mažiausiai 3 mėnesiai, nes ląstelės keičiasi kas 90 dienų. Tai aš tai visų rekomendacijos yra ne 3 mėnesiai, o 4 mėnesiai. Tai bet ką aš norėjau dar pasakyti, kad mūsų kompanija Lietuvoje šita Yes Global yra tik taip, prasidėjo 6 mėnuo, o mes ką turim? Mes turim, žinokit, pažiūrėkit, kokį nuostabų lankstinuką lietuvių kalba. Atsiverčiam ir dabar aš jums paskaitysiu, ką Kolangardas daro. Jis galingas yra plonųjų ir storųjų žarnų, kraujagyslių, kepenų, limfos valymas. Veiksmingas esant kepenų suriebėjimui nuo mūsų cheminių vaistų, žinokit, tai čia yra tikrai mums labai puikus produktas. Antiparazitinis veikimas irgi labai svarbu per pilnatį. Geriausias valymas per pilnatį. Gerina žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą dėl sudėtyje esančių probiotikų ir prebiotikų. Mažina uždegimą, pakelia ir stiprina imunitetą, padeda detoksikacijos procese, gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, gerina psichinę sveikatą, apsaugo nuo insulto, širdies priepuolių ir valo kraujagyslės, mažina cukraus kiekį kraujyje, reguliuoja kraujospūtį, nes plečia kraujagyslės, gerina kraujotaką, saugo organizmą nuo oksidacijos, reguliuoja ir mažina svorį, gerina plaukų ir odos nagų būklę. Kai kiti sako, kad žilų plaukų sumažėjo. Aš negaliu pasigirti, pas mane jau ir tiek metų, bet vienas kitas žilas plaukas yra. Ir aš dabar sakiau, eisiu pas kirpėją, paklausiu, ar ir tiek gal išnyko? O tada ir pasakysiu. Ir vartojimas parašyta. Likus iki miego 1 valandai susiberti pusę paketėlio po liežuviu ir kuo ilgiau tirpinti. Ir užgerti šiltesnio vandens stiklinę arba 2 vandens būtinai reikia, nes vis tiek turi išsivalyti ir per kažkur išeiti. Tai mes būtinai turim valytis. O dabar sunraiso šitą tokio oboliuko. Skoniai nuostabus, skanu labai, be galo. Ką apie jį? Tai sunraiso atjauninimas. Tai stiprina imuninę sistemą, pagreitina medžiagų apykaitą ląstelėse, apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso, padidina energiją, gerina kraujotaką, stiprina kaulus, nagus, plaukus, mano nagai, tai nežinau, dabar sakau, reikia kapoti, kaip jie, ir plaukai labai greitai auga. Gerina atmintį ir pažintinius gebėjimus, atjaunina odą, sumažindama smulkių linijų ir raukšlių atsiradimą, kad oda būtų jautnatiškesnė. Žinokit, aš esu pasidariusi prieš vartojimą nuotraukas, bet dar nelyginau. Bijau. O kai jau viską bus tris, tai parodysiu ir tą. Gerina miegą, didina natūralų melatonino kiekį, galingas antioksidantas, pašalina toksinus, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, skatina elastino ir kolageno gamybą. Kolageno nebereikia. Mes sutaupom. Kiek mes sutaupom? Turėdami viską 3 viename. 3 produktus ir mums nieko nebereikia. Mažina cholesterolį. Čia ir man aktualu, sakiau, jau kai bus pusę metų darysiuosi, nes mano be galo aukštas. Vaistų nevartoju cheminių, bet pasižiūrėsiu, ar nors kiek nukrito. Pagerina maistinių medžiagų įsisavinimą. O čia, reiškia, vartojimas ryte, nevalgiu susiberti pusę pakelio po liežuviu, irgi tas pats ilgiau tirpinti ir išgerti, kaip sakiau, to šiltesnio vandens. Kokie gražūs apibūdinimai. Kaip pasakyti, tokiam lankstinukė mes turi visą informaciją. Tai čia mūsų mergaitės pasidarbavo tikrai joms labai. Čia tiksliau vienai mergaitei. Didelis, be galo didelis. Ačiū, dėkojam tau, Neringa, už tą puikų darbą. O dabar sunsetas. Miego. Ar mes visi labai gerai miegam? Visokių, žinokit, atsiliepimų yra. Ir miegam, ir nemiegam. O aš tai prieš 16 metų turėjau didelę traumą kojos
Ir kai man išsireguliavo visas miegas, aš ir po šio laiko nemiegoju. Tai biški geriau, tai biški blogiau. Apie sapnus tai nebėra ko ir šnekėti, žinokit. Bet po šito jau pradėjau sapnuoti ir atsiminti. Va. Ir dabar čia, ką rašo. Antistresas mažina nerimą, jaudulį, padeda atsipalaiduoti, reguliuoja kokybiškų užmigimo procesą, komfortiškam pilnaverčiam miegui, didina natūralaus melatonino kiekį, teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, gerina ir sužadina smegenų veiklą, gerina regėjimą, mažina PMS simptomus, galingas yra antioksidantas. Žinokit, puiku, ir čia, žinokit, visų yra sudėtis surašytus. Kai manęs paklausė, kodėl, aš jau turėjau, aš labai gerus papildus turėjau. Ir aš sakiau, man nieko nebereikia, aš nieko nebenoriu. Bet man sužavėjo šito Kalangardo produktų sudėtis, kaip pasakė, linų sėmenį. Viskas. Ir tą pačią dieną įsigijau, pasirašiau, užsisakiau. Tai sužavėjo, kad tai čia yra viskas iš natūralių produktų. Va, o man to ir reikia. Aš visą laiką tik už natūralumą ir prieš tabletę. Tai aš turiu to, ko man reikia. Dabar apie moteriškinį. Čia atsiliepimai irgi geri, kad kažkas tai nesusilaukė vaikučių irgi ir jau čia tiek būnant Lietuvoje, jau tokių atsiliepimų turim. Kad atitolina menopauzę. Viena irgi jauna moteris, žinokit, mėnesį šitągi pavartojus jau buvo rezultatas. Kitom tos mūsų mėnesinės pasitvarkė iš pirmo vartojimo. Ir čia irgi koks gražus yra aprašymas. Reiškia, medžiagų apykaitos gerinimas, hormonų pusiausvyros palaikymas ir atstatymas, veiksmingai kovoja su makšties infekcijomis, moterų lygomis, tinka priešmenopauziniam laikotarpiu, priešmenopauzinio laikotarpio simptomų mažinimui, reguliuoja mėnesinį ciklą, didina energiją, gyvybingumą, palaiko libido ir lytinę funkciją, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, stiprina kaulus, antioksidantas, gerina miego kokybę, padeda nuo nevaisingumo, nes jau yra tokių problemų ir liudijimų gerų. Atjaunina odą ir visą organizmą kaip visumą. Priešvėžinis, priešuždegiminis poveikis, gerina virškinimą, kraujotaką, tinka esant migrenai. Aš ir pažįstu moteriškų, kurioms yra tokių problemų. Irgi vartojamas kas 3 dienas, jei nėra rimtų problemų, o jie yra, tuomet vartoti kasdien ryte, pavalgius arba šiek tiek vėliau išgėrus sunrise. Irgi lygiai toks pat vartojimo būdas. Susibiri, čiulpiai ir įsigeri vandenį. Dabar apie vyrų. Alfa Max M+. Ir jų tas pats poveikis, tik tai tenais yra kava, ir aš neturiu kaip parodyti. Irgi. Tai va, palaiko prostatos sveikatą, didina libido, didina testosterono lygį, gerina energijos lygį, gerina kraujotaką, didina seksualinę ištvermę ir prailgina erekcijos laiką, padidina testosterono kiekį, užkirta kelią seksualiniams sutrikimams, palaiko geresnę pažinimo funkciją ir širdies sveikatą, didina vyrų pasitikėjimą, gerina bendrą savijautą, skatina visapusišką ir tvirtą seksualinę sveikatą, pagerina spermos kokybę, didina seksualinį susidomėjimą. Va, kokie nuostabus produktai. Kol kas jie yra 6 ir džiaugiamės viską tikrai rezultatais. Aš pati tikrai labai džiaugiuosi. Savijauta gerėja, ko vieni nepadėjo papildai, čia man jau žiūriu, dėl regėjimo aš turiu problemų, jau man po trupučiuką tvarkosi. Vieniem labai greitai, vieni teisingai numeta svorį, net labai greitai, per 2 savaitės, aš nežinau, kaip veikia žmonėm, o aš jau 3 mėnesiai geriu, man tai tik 2,5 nukrito. Taip kad kiekvienas mes esam asmenybė ir kiekvienam mums veikia skirtingai. Taip kad,
gelbėja, kad visą išvalo organizmą, žarnyną. Tai mūsų visas gyvenimas yra žarnynas. Mes vis tiek nesisaugom. Mes teršiam ir norim labai greitai įsivalyti. Taip nebūna. Reikia turėti kantrybės. Ir aš tikrai labai nuoširdžiai rekomenduoju. Pabandykit, pajausit. Ir daugiau nenorėsit tų daug buteliukų. Tas nuo to. Aš turiu tik tai 3, ir moteriškinį 4. Tai taip, kam tinka mano pristatymas man per save, kiek aš jau išbandžiau, ką aš jaučiu, jums papasakojau, kas dar neaišku, klauskite, kaip įsigyti, papasakosiu, o jeigu norit sutaupyti, vėl klauskit, pasakysiu, tikrai kaip ir sutaupyti. Ir dar kaip užsidirbti. Įsigyti, sutaupyti, užsidirbti. Valio. Ate.